Šiandien pabandysim pasižiūrėti 8 bilieto užduotį ir tai būtų užduotis, kuri yra pavadinta kaip 1-2 metų vaiko asmens higiena. Tai turim tikrai tą mažą vaiką ir užduotį sudaro vėlgi nustatyti veiksmai, kriterijai vertinimui ir prasideda nuo vertinamojo išvaizdos. Tai yra darbo drabužiai, tai yra plaukai, surišti ne taip kaip mano, nagai ir tai yra dubalai. Toliau eina prieš darbą nusiplautos rankos, tą jau kiekviename biliete irgi rašo, einam plaut rankų ir darom tą taip, kaip darėm ir kituose bilietuose. Tai yra atsisukam pakankamai šiltą vandenį, susidrėkinam rankas, tuomet dozuojam plovimo priemonę, jie dengiam delnų vidų, išorę, tarpupirščius, kad kiekvienas odos lopinėlis būtų padengtas plovimo priemonė ir tuomet nuskalaujam gausiai tuo tekančiu vandeniu, šiltu vandeniu, kuris mums nekelia diskomforto. Kuomet jau rankos yra nuskalautos, imam vienkartinį rankšluostėlį, juo sausinam rankas ir atsimenam, kad darbuotojai negali jau šiai dienai naudotis, kad ir individualaus naudojimo, bet daugkartiniais rankšluostėliais. Užsuku vandens bėgimą, daugiau nieko su tuo rankšluostėliu nedarau ir metu į šiukšliadėžę. Mano rankos švarios, toliau keliauju jau atlikti kitus veiksmus. Kokie čia būtų veiksmai, vėlgi išvardinta. Tai vienas iš veiksmų lėlė manekenas paguldomas. Tai 1-2 metukų vaikas, nereikia jo nei kažkaip aprengti pagal tą bilieto aprašymą, nieko, tiesiog paguldomas. Tai galbūt nuo vystymo stalo nuėmus, jį reikia paguldyti. Aš guldau jį į lovytę, nes neaišku, ką čia su juo toliau, kai sakoma, reiks daryti. Ir pasiruošiam priemonės, tai yra higienai vaiko, būtent 1-2 metukų higienai skirtas priemonės, kurios išvardintos. Muilas. Čia prisimenam, kad jau jokių būdų negalim naudoti gabalinio muilo, tai imam tik tai skystą skirtą vaikų rankų plovimui. Tai sakėm, kad muilo, kaip ir kitų ploviklių, pagrindą sudaro paviršiaus aktyviosios medžiagos, tai turi būti ta sudėtis draugiška vaikui. Susirandam skystą muilą, kuris galėtų būti naudojamas 1-2 metų vaiko rankų higienai. Toliau eina antras dalykas - dantų pasta. Kalbant apie dantų pastą, 1-2 metukų vaiką turim, tai turėtų būti dantų pasta ne tik skirta vaikams, bet būtent skirta šito amžiaus grupės vaikams su ypatingai mažu fluoridų kiekiu. Mes kalbėjom, kad yra fluoridų visose dantų pastose ir daugiausia dėmesio skyrėm būtent šiam dantų pastos ingredientui. Sakėm, kad dantų pasta šitiems mažiesiems turėtų būti su 3 kart mažesniu fluoridų kiekiu arba dar ir daugiau negu suaugusiesiems, tai turėtų neviršyti ten kažkur 500 milijoninių dalių tokia koncentracija. Tai pasižiūrim dantų pastą vėlgi pagal amžiaus grupę ir rankšluostis. Kuomet kalbam apie rankšluostį vaikams, tai prisimenam, kad tiek galimi popieriniai vienkartiniai, tiek ir individualaus naudojimo daugkartiniai rankšluosčiai. Ir tai turi būti rankšluostis, kuris paženklintas to konkretaus vaiko ženklu ir atskiras rankoms ir kojoms. Šiuo atveju mes kojų higienos netlikinėsim, čia yra tik tai rankų ir veido higiena, tai mums pakanka to vieno rankšluosčio skirto rankoms, nes veidas ten galima šiek tiek ir kitaip valyti. Dar nurodyta susirasti sausasias ir drėgnasias servetėles. Tai tą irgi dalyką tikrai puikiai žinot, kaip kas atrodo. Ir kalbant apie drėgnasias servetėles, tai vėlgi reikėtų pasižiūrėti ir gamintojai rašydami jų naudojimo paskirtį sudėtį akcentuoja, kad tos servetėlės jos labai, kai sakoma, geros, bet reikėtų vengti kontakto su akimis. Tai vaikų veido valymui, tarkim, drėgnosios servetėlės, ko gero nėra pats geriausias dalykas, švelniai tariant.
Dėl to ir egzamino apraše veidas vaiko yra valomas kitaip, net drėgnom servetėlėm. Tai susirenka muilą, dantų pastą, rankšluostį vaiko ir sausų bei drėgnų servetėlių ir tada jau pradedama demonstruoti dantų valymas. Dantų valymui imamas muliažas. Mano muliažas yra čia suaugusiojo, ko gero, dantys, nes jau išdygė visi ir krūminiai. Čia mes turim šitame biliete kalbą apie 1–2 metukų vaiko dantukų priežiūrą, tai verta prisiminti, kad tokio amžiaus vaikai turi dar tik pieninius dantis ir tai dar ne visus. Tai mes, jeigu kalbam apie vaiką, kuriam yra 1 metai ir jie jau, sakykime, į pabaigą, jau jisai eina link 2 metų, tai kalbam apie tokį vaiką, kurio burnoje tikrai bus kandžiai viršutiniam ir apatiniam žandikaulį, iltys ir galbūt jau vienas kitas krūminis dantukas, kai kalbam apie vaiką, kuris jau bebaiginėja 2 metus, ten 23–24 mėnesiai ir daugiau, jau gali būti ir antrasis tas, reiškia, krūminis dantukas vienoje ar kitoje pusėje. Dėl to egzamino užduotį ir kalbama tik tai apie tokio amžiaus vaiko dantų valymą šluojamaisiais judesiais. Nes matomai rengėjai prezumavo, kad tokių kramtomųjų paviršių, didelių kramtomųjų paviršių, kurie būdingi krūminiams dantims, dar pas tokio amžiaus vaiką dar tokių dantų galbūt nėra. Tai čia tas muliažas mano, kaip ir minėjau, skirtas jau galbūt kitam tikslui, bet tai irgi yra muliažas, vadinasi, tas mūsų vaikas guli, imam muliažą ir imam tą dantų šepetėlį, kuris yra prie muliažo. Tai ant dantų šepetėlių reikalinga išsispausti labai mažą pastos kiekį, mes tą kalbėjom, tai vos ten žirnio dydžio, vėlgi tos pastos, kuri pasirinkom pagal amžiaus grupę su sumažintų fluorido kiekiu. Ir tą šepetėlį prieš tai be abejo susidrėkinam. Tai jei dar kartą pradėt nuo pradžių, tai šepetėlį imam tą, kuris bus prie muliažo, šepetėlį susidrėkinam, uždedam žirnio dydžio vaikiškos pastos ir jau galim pradėti demonstruoti tuos dantukų valymo judesius. Pagal aprašą yra valoma šluojamaisiais judesiais, tas šepetukas su pasta glaudžiamas prie dantukų ir nuo šaknies kyla šereliai į viršų ir kyla sukamuoju riešo judesiu. Tai yra neprispaudžiam ir nekeliam to šepetėlio, bet prispaudžiam šiek tiek kampu ir tada sukam riešą ir tokiu būdu iššluojam. Sukamieji judesiai ir jie apima tiek viršutinio, tiek apatinio žandikaulio dantukus iš abiejų pusių. Tai yra iš išorės ir iš vidaus. Ant muliažo parodyti tą judesį yra paprasčiau, parodyti ant vaiko būtų sunkiau, tai dėl to mes ir turim demonstruoti ant muliažo ir čia yra tie judesiai, kurie aprašyti egzamino apraše. Šereliai pridedami ant dantų, šereliai pakreipiami šaknies link, vadinasi ne taip, o į apačią, sukant riešą lėtai, šluojamuoju judesiu, valoma nuo dantenų per danties paviršių, kramtomojo paviršiaus link. Kuomet jau vaikas turėtų tų krūminių dantukų, tai aišku tikslinga būtų nuvalyti ir šitų dantukų kramtomąjį paviršių. Bet čia apraše kalbama tik tai apie tuos iltinius, šitus kandžius, kurie to tokio didelio kramtomojo paviršiaus neturi ir nuvalius jų paviršių šoninį iš išorės ir iš vidaus, jau laikoma, kad toj vietoj higiena atlikta. Toliau pereinam prie lėlės manekeno ir rankučių plovimas. Tai su šita savo lėle mes tada turim keliauti prie
kriauklės. Čia mano yra per mažas tas vaikas, pusės metų. Čia reikėtų pasimti manekeną 1-2 metukų. Tai su šitu vaiku turim keliauti prie kriauklės ir ten atsukti tinkamą jam vandenį. Tai kaip rašo egzamino užduotyje, kūno temperatūros vanduo, tai jeigu imt laipsniais, tai 37-42, ta temperatūra, kuomet jam bus komfortiška plaut rankutes ir jisai nenudegs. Tai atsukę tą vandenį į šlapias rankutes, analogija su mūsų rankų plovimu, į šlapias rankutes, sudrėkintas, jam įspaudžiam skysto muilo po lašelį ir tą, reiškia, lašelį stengiamės kažkiek tai švelniai trinant, apeinant kiekvieną pirštuką, visur kur paskirstyti ir nuplauti šiltų vandenuku. Laikas to plovimo yra taip kaip ir mum. Tiek delnuko vidus, tiek jo išorė, tiek ir tie visi pirštukai turėtų būti panašiai kaip ir plaunant rankas suaugusėjiem apie 40 sekundžių. Tai mūsų tas plovimas irgi yra ten 40-60 sekundžių maždaug norminis toksai, tai su vaiku plaunant rankas irgi lygiai tas pats. 40 maždaug sekundžių yra rankutės plovimas ir tai yra palyginus tikrai tas laikas, kuomet jeigu vaikui yra malonu, tai jam neprailgs. Toliau yra dar vienas etapas, tai vaiko veidas. Vaiko veido prausimas yra čia jau prašoma pademonstruoti. Vėlgi tas pats, plaunama ne kažkaip kitaip, o bėgant vandeniui kriauklėje, praustuvėje, nustatyta vandens temperatūra, tokia kambario, kai sako, temperatūros, atsiprašau, kūno temperatūros nuo 37 iki 42 ir tas, reiškia, plovimas gali būti atliekamas švelniais judesiais arba alternatyva, vaiko veidukas gali būti apvalomas sudrėkintų švelnių rankšluosčių. Tai reiškia, du yra dalykai, kuriuos ten reikėtų žinoti tą bilietą atliekant, to bilieto užduotį atliekant, tai vienas dalykas galima švelniais judesiais nuplauti ir tam naudoti tekant į vandenį plautuvėje, atkreipti dėmesį, čia plovimo priemonės nenaudojamos, arba apvalyti sudrėkintų švelnių rankšluosčių. Tai yra irgi leidžiama, tai jau būtų alternatyva. Ir dar kartą pakartosiu, kad drėgnos servetėlės, jos tikrai tokiam vaiko veido valymui yra nerekomenduojamos dėl to, kad jos gali sudirginti akis ir tą gamintojai ant pakuočių nurodo. Tai yra daugiau skirta kitom kūno vietom, nes yra tokia sudėtis, kad apart ten to labai gerai išvalyto distiliuoto vandens, drėgnų servetėlių sudėtyje yra ir kitų medžiagų susijusių su tam tikru dezinfekciniu poveikiu. Tai yra vaiko, sakykime, tam tikroms gleivinėms gali būti daromas poveikis ir dėl to ne viską galima jomis valyti. Kalbant apie šitos užduoties pabaigą, tai be abejo pabaigus šitą užduotį susidėliojam ten viską į vietas, einam, nusiplaunam rankas ir pereinam prie antrosios dalies, tai yra prie veiklų, žaidimų 1-2 metų vaiko amžių atitinkantį ir čia jau antra dalis visuose bilietuose, žinom, yra to amžiaus vaikui skirta veikla ar žaidimas patalpoje, atitinkanti jo raidą, ugdomas kompetencijas ir saugą, ir lygiai analogiškai tokius reikalavimus atitinkanti tos amžiaus grupės vaikui veikla lauke. Ir mes tarėmės, kad darykim bent vieną veiklą tokią, kad būtų fizinis aktyvumas aiškiai išreikštas. Čia 1-2 metų vaikams, atsimenat, pagal Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas dar nėra skiriama, kiek laiko turėtų būti vidutinio ir didelio intensyvumo fizinė veikla. Tiesiog apibrėžiama, kad aktyvi fizinė veikla ten apie 3 valandas per parą visumoje, reiškia, susirenka, susisumuoja. Tai jau vyresniems vaikams atsirado, kad bent valandą iš tų 3, vėlgi susisumuojant,
gautųsi tos vidutinio ar didelio intensyvumo fizinės veiklos. Tai vat šitą tokią Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendaciją vykdant, tai mes tada žiūrėkim, tą vieną veiklą galim daryti ne tokią aktyvę, o kitą jau galim daryti šiek tiek aktyvesnė ir tai greičiausiai galbūt bus veiklos lauke. Tai jeigu ir, tarkim, labai įdomi veikla ir nelabai aktyvi, tai galima įvesti kažkokį elementą, papildomą, ten, kai sakoma, ir tada padaryti iš kelių dalių tą veiklą lauke, pavyzdžiui, kad šiek tiek to fizinio aktyvumo daugiau liktai toje ugdymo veikloje vaikui suteikti. Ir viskas, kai sakoma, toks tas 8 egzaminas, tokia užduotis ir nemanau, kad jums jinai bus sudėtinga. Sėkmės!